Sveiki visi, prieš jūsų akis yra dar vienas paslaptingai atrodantis objektas, o tiksliau tariant dėžė, kurios viduje yra supakuotas labai retas ir ekskliuzyvinis Sansui lempinis stereo stiprintuvas, kuris atkeliavo pas mane tiesiai iš Japonijos, tačiau tai nėra mano įsigytas stiprintuvas, jį įsigijo mano bičiulis, kuris šiuo metu atostogauja, o aš savo ruožtu iš jo atimsiu išpakavimo malonumą. Netrukus išpakuosiu dėžę, galėsime pasižiūrėti, kaip atrodo supakavimas pats, kaip atrodo stiprintuvas, kuris atkeliavo. Ir priešistorė yra tokia, kad šis aparatas jam įsigijus jį buvo dar nusiųstas į autorizuotą serviso centrą, būtent Sansui, tam, kad atlikti profilaktiką, bet kaip suprantu, kažkas ten ne iki galo yra gerai, tai bandysime išsiaiškinti, kasgi ten yra iki galo nesutvarkyta, nes, kiek aš suprantu, vienas iš kanalo turi kažkokius iškraipimus, kurie nėra priimtini. Ir mes galėsime įsitikinti atlikus diagnostiką ir įsitikinus, kad aparatas yra veikiantis arba turi kažkokių tai problemų, kurias bandysime vėliau spręsti patys vietoje. Tai toks yra įdomus backgroundas šios situacijos. Štai taip atrodo dėžė. Matosi, kad su putomis buvo tiesiog apsaugotas. Fainas labai sprendimas, man patinka visuomet, kad keliauja būtent taip. Ir matosi, kad pats stiprintuvas irgi yra supakuotas gana stropiai, apsuktas plėvelėm. Bandysiu dabar aš jį išimti. Tiesą sakant, nėra jis lengvas. Gali šiek tiek užtrukti, kol aš jį išimsiu iš dėžės. Bandykime pakelti, bet gal pradžiai reikėtų nuimti viršutinį sluoksnį. Oho. Matau, kad net ir korpuso viduje yra apsaugos. Panašu, kad gali būti lempos atskiri supakuotos. Tai tuoj pasižiūrėsime mes, kaip jis atrodo. Kosmetika atrodo neblogai. Matau, iš karto vieno varžto trūkumas yra. Pabandysim dabar išimti jį. Koks jisai sunkus. Taip, saugiai. Netrukus pristatysiu jį visų grožių. Taip patrauksim dėžę į šoniuką. Ir galėsim apsižiūrėti, kaip jisai atrodo. Taip, šiaip kosmetiškai atrodo labai neblogai. Vienintelis dalykas, kurį matau iš karto kaip trūkumą, tai yra tas, kad jisai turi vieną trūkstamą varžtą. Neturi, tai tiksliau tariant. Va taip jisai atrodo. Gana įdomiai. Su medinėm inkrustacijom. Rankinėlės taip pat matosi, kad yra pagamintas iš medžio. Tiksliau labai prabangiai atrodantis aparatas iš tiesų. Japoniški pavadinimai. Čia jisai nėra skirtas Europos rinkai, jis yra skirtas vidiniai Japonijos rinkai. Mes galėsime jį atidžiau apžiūrėti dar iš visų pusių, tuomet, kada jisai pateks mano darbastalę. Kol kas mes galėjome susipažinti su šiuo aparatu tiesiai iš dėžės. Štai ir prieš jūsų akis visų savo gražumu yra integruotas lempinis stereo stiprintuvas iš kompanijos Sansui modelis, kurio yra B209 arba kitaip dar žinomas kaip The Tube. Aparatas buvo pristatytas 1997 metais, tuo metu kainavo jisai 750 000 jenų. Tikrai labai nemaža suma tam laikotarpiui ir jis buvo išleistas tik 200 vienetų tiraže, kuri buvo užsakiusi kompanija Sansui iš amerikiečio George Keyes, kuris ir suprojektavo bei pagamino šį nuostabiai atrodantį stiprintuvą. Taip, ne japonai, o amerikietis George Keyes, kuris yra nuostabus inžinierius, projektuojantis lempinius stiprintuvus ir tuo pačiu metu yra ir muzikantas, grojantis bosiniais instrumentais, džiazo grupėse. Tai tikrai turintis gerą ausį ir tuo pačiu metu
talentingas rankas leidžiančias sukurti fantastiškai atrodančius stiprintuvus. Tiesą sakant, siūlau užsukti į maskode.com jo puslapį, kuriame galėsite pamatyti jo kūrybos darbų, tai tame tarpe tikrai dailiai atrodančių lempinių stiprintuvų. Tai grįžtant prie šio aparato, padarysiu šiandien tokią trumpą, galbūt ne, apžvalgą, kurios metu mes susipažinsime su šio stiprintuvu, pasižiūrėsime, kaip jis atrodo iš visų pusių, tai yra nukelsiu dangtį, pasižiūrėsime, kaip atrodo jo sudėtis, tiek viršuje, tiek apačioje mes galėsime su juo susipažinti, na ir kaip visuomet apžvalgą pradėsiu nuo priekį, išsidėšiusių valdymo organų ir nuo to, kaip jis atrodo ir kokios medžiagos yra naudojamas. Tai pradėsime nuo priekinio fasado, kaip matote, jis yra šampanos spalvos ir turintis labai įdomią tokią faktūrą primenančią kriaušės odą. Jeigu tai prabrauksite, tai vat jaučiasi toks labai malonus pojūtis. Matosi taip pat viršuje esantis japoniškas sansui pavadinimas, kuris susidaro iš dviejų žodžių, tai yra sansui, kuris reiškia kalnas ir vanduo. San yra kalnas, vanduo yra sui. Tai pavadinimas būtent šios kompanijos yra susijęs su kraštovaizdžiu, su gražia vieta, kurioje matomas yra ežeras, kalnas, aplinka esanti žaluma ir taip toliau. Tai tie, kas nežinojo, ką reiškia sansu, tai prašau dabar jau žinote. Toliau mes matome per patį centrą inkrustuotą Rosevudo medžio apdaila, čia iš tikro medžio yra padaryta, tačiau labai gerai apdaruotas su tokiu satino paviršium, turintis labai pusiau matinį ir tuo pačiu metu slidų bei malonų liesti paviršių. Čia mes matome indikatorių, čia panašu į tai, kad yra LEDas naudojamas, toliau mes matome auksinio raidėm įspaustą pavadinimą pačio modelio ir apačioje mes turime 3 rankenėlės, kurios yra patalpintos ant bronzinių. Tai yra rankenėlės turinčios medinę inkrustaciją, kuri yra užmauta ant bronzinių rankenėlių. Tai labai maloniai jaučiasi, medis irgi puikiai yra apdorotas, yra tos pačios rūšies, tai Rosewoodas naudojamas, turi pauksuotos taip pat strėlės nurodančias pasirinkimą, sakykime, vieną arba kito režimą. Tai vienoje pusėje pas mus yra atskirtas jungimo atskirta rankenėlė, turinti malonų taktilinį atsaką, kai ją valdai. Ir taip pat input selektorius aparatas yra labai minimalistinis ir tuo pačiu metu, žiauriai dailiai atrodantis mano akim žiūrint. Tai input selektorius, kurį galima pasirinkti direct, ir 2 garso reguliuojamus kanalus. Tai iš viso šis aparatas turi 3 linijinius įėjimus. Ir kas yra įdomu, kad norint pareguliuoti garsą, pas mus užtenka pasukti tik tai vieną rankenėlę ir kita automatiškai reguliuoja kitam kanalui tą patį garsumo lygį. Tai mes turime 2 atskirus potenciometrus, kurie reguliuoja tiek kairiam, tiek dešiniam kanalui garso lygį. Tačiau jie yra tarpusavėje sujungti ir reguliuoja garsą vienu metu abiejose kanaluose. Žinoma, galima padaryti ir taip, kad būtų galima reguliuoti atskirai kiekvienam kanalui, bet čia jau reikia įsikišti į aparato konstrukciją, kurią neužilgo pamatysite, kaip atrodo. Ir galėsite įsitikinti, kaip viskas, ne tik, kad įsitikinti, bet pamatyti, kaip realizuotas būtent šis garso reguliavimo sprendimas. Viršuje mes turime, aš jau matote, jau su atsukęs varžtelius, tai yra aliuminio visiškai lengvutis ir tuo pačiu metu pakankamai storas dangtis, kuris, tikrai yra brangiau pagaminti, kurį yra tikrai brangiau pagaminti naudojant aliuminį negu tą pačią skardą plieno. Ir tuo pačiu metu palengvina pačią konstrukciją šios stiprintuvas. Tikrai labai dailiai atrodantis yra ir su dangčiu, ir be jo. Tai netrukus pakeisiu kameros rakursą, kad galėčiau parodyti, kaip aparatas atrodo iš vidaus, sakykime taip, nukėlus viršutinį dangtį. O štai taip atrodo Sansui B209 iš vidaus išorinė dalyje, kur yra uždengiamas viršutiniu dangčiu. Stiprintuvo tiesą apverčiau priekiu į galą ir galų jis yra pas mus į priekį. Tai tokioje perspektyvai bus kur kas patogiau viską aprodyti. Ką mes matome čia? Tai mes matome 3 transformatorius, kurie yra arčiau priekio. Tai vienas iš jų matosi yra galios transformatorius, kuris taip pat matosi turi ir šalia esančius iš vienos ir kitos pusės
išėjimo transformatorius, ant kurių yra atspausdinti logotipai. Matosi, kad irgi yra kanji atspausdintas Sansui pavadinimas ir taip pat ant išėjimo transformatorių. Toliau už jų mes matome du didelius elektrolitinius kondensatorius, čia po 1200 mikrofarado esantis amerikietiškai Sprague firmos kondensatoriai geros kokybės. Ir einant toliau nuo priekio, jau pačio galą, mes matome čia esančias lempas, iš kurių pas mus vienoj ir kitoje pusėje yra po dvi poras galios išėjimo lempų. Čia yra naudojamas 5881 arba 6L6GC. Šiuo metu yra sumontuotos Rusijoje pagamintos Softek kompanijos 5881 arba analogas 6L6VGC lempos. Vienam ir kitam kanalui matosi, kad jos yra iš tos pačios serijos pagal serijinį numerį žiūrint. Tai vėlgi yra labai gerai, nes parinktos lempos visada yra kritiškai svarbu. Tai panašu, kad čia ir yra tai padaryta, nes matau ant kai kurių net esančius lipdukus. Tiesa, rakursas labai nepatogus parodyti. Toliau pas mus matosi yra įėjimo lempa, tai 6SL7, dvigubas triodas vienam ir kitam kanale, kur yra paduodamas signalas, stiprinamas du kartus, tai yra į vieną dalį triodo yra paduodamas įėjimo signalas ir iš jo išeinantis signalas patenka ir tos pačios lempos sekantį triodą, kuris dar kartelį yra stiprinamas ir paduodamas į sekančią lempą 6SN7, kuri atlieka jau driverio vaidmenį, tuo pačiu metu stiprina signalą ir teigiamo ir neigiamo pusparidžio fazėje ir paduoda jau į lempas, kurios atiduoda signalą į išėjimo transformatorius. Taip pat matosi, kad šiame stiprintuvė yra numatytos reguliavimo terminalai, kur yra įkišama tiesiog multimetro zondai, taip vadinkime taip, ir gali išstatyti reikiamą BIOS įtampą šiuo metu. Čia matosi netgi yra nurodyta, kad turėtų būti 0,5 volto derinamas, bet reikia labai gerai įsižiūrėti, kad pamatytum tą taškelį prieš 5, tai čia reikia nesuklysti šiuo atveju. Toliau pas mus matosi yra klasikiniam dizaine, vėlgi surinktas aparatas, turintis du kinetronus atskirai, čia jau yra skirta aukštos įtampos lyginimui. Fainas yra sprendimas padarytas, matosi, kad yra apsauginiam tokiam grotelėm atskirta yra. Ir kitam kanale pas mus lygiai ta pati situacija, tai pas mus yra įėjimo lempa 6SL7 ir driverio lempa 6SN7. Analogiškai taip pat ir čia galima sureguliuoti galios lempam paduodama BIOS. Taip pat matosi, kad čia ateina dar ir laidai, kurie patenka vėliau priekinio fasadę sumontuota LED indikacija, kai aparatas yra jungiamas. Dabar galime, nenuėjus toli, apsižiūrėti, kaip atrodo galinė dalis. Tai pas mus matosi, yra 3 įėjimai, iš kurių 2 yra reguliuojami, kitas, tai ir trečias yra direct inputas. Serijinė informacija, taip pat matosi čia esantis išėjimo terminalai. Matosi taip pat, kad galima pajungti nuo 4 iki 8 ohmų apkrovos akustinės sistemas. Vat lizdas ir taip pat saugiklio dėžė. Tarp kitko kinetronų čia naudojami 5U4, nespėjau dar pasakyti, irgi matosi, kad pagaminti yra Amerikoje. Va taip pat atrodo šis aparatas iš vidaus viršutinėje jo dalyje. Netrukus uždėsiu dangtį, pasižiūrėsime, kaip jis atrodo su dangčiu. Na, štai taip atrodo B209 jau su uždėtų ant viršaus apsauginio dangčio. Mes matome vaizdą dabar iš galo. Dailiai žiūrisi šis aparatas tikrai. Apvertus aukštinkojomis Sansui B209, dar kitaip žinoma D-Tube aparatą ir nuėmus apie apatinį dangtį, mes matome štai tokį vaizdą ir netrukus susipažinsime su šio stiprintuvo konstrukciniais ypatumais, elementais, taip pat galėsime susipažinti ir su jo topologija. Na, pradėsime ko gero nuo maitinimo dalies, kuri pas mus matosi yra štai šioje pusėje, tai žiūrint iš apačios, tai būtų dešiniai pusė, yra standartinis lizdas, matosi, kad jisai yra be žeminimo, tai tiesiog yra 2 laidai ateinantis, yra neutralaus ir fazės, kuris vėliau, žinoma, praeina dar per saugiklio dėžutę, iš saugiklio dėžutės keliauja į jungiklį, kur yra atskirtas, ir jau iš jungiklio jisai keliauja į galima sakyti taip, terminalas, kurie leidžia prijungti pirminės apie jos išvadus, nes matosi, kad šis stiprintuvas turi transformatorių numatytą
multi įtampom, tai gali būti maitinimas skirtingo dydžio įtampomis. Šiuo metu jisai nustatytas pagal nutylėjimą būtent 100 voltų, kadangi pats aparatas yra pritaikytas Japonijos rinkoje. Na, aš tiesą sakant nesitikėjau, maniau, kad bus tik tai 100 voltų skirtas aparatas, tačiau pasisekė ir mes turime čia tą multi voltage vadinamą, tik tai reikia tinkamai surinkti apvės taip, kad stiprintuvo transformatorius pradėtų veikti nuo mūsų tinkle naudojamos įtampos, tai 240 voltų. Žiūrint į schemą, nėra kažkokių tai papildomos informacijos, pirminės apie jos, ar tai būtų kokios spalvos laidai ar kažkas tokio, nes matosi čia tik tai vienai maitinimo įtampai numatytas, 100 voltų būtų. Čia turiu tokią paprastutę schemą, būtent šitokia labai elementariai sudėta, galima sakyti taip, baziniai tik tai komponentai, čia galima būtų prilyginti prie vos ne blokinės tokios, nes visų komponentų čia yra kur kas daugiau negu yra pavaizduota pačioje schemoje. Tai ką mes toliau turime? Toliau iš transformatoriaus antrinės apvijos išeinanti transformuota įtampa ir srovė patenka į skirtingas lempų grupės. Čia iš viso matosi, kad yra 5 skirtingos grandinės, į kurias vėliau yra paskirstomas maitinimas, tai tame tarpe yra tiek žemos įtampos lempų pakaitinimui skirtas, tiek aukštos įtampos jau lempų anodam skirtas maitinimas. Tai trumpai dar galime užmesti akį į pačią schemutę, štai kaip atrodo transformatorius, tai mes matome, kad dalis išeinančios iš transformatorių antrinės apvijos įtampos ir srovės dar praeina papildomą stabilizavimą ir išlyginimą, naudojant diodinės tiltelis, tai vienas iš tokių matosi yra naudojamas būtent įėjimo bei driverio lempai aprūpinti pakaitinimui. Tai išeinanti iš antrinės apvijos įtampa ir srovė patenka į diodinį tiltelį, vėliau yra išlyginama ir patuodama į įtampos stabilizatorių, iš kurių matosi vėliau patenka į lempas. Toliau mes matome pakaitinimą, kuris išeina į būtent galios lempom. Tai čia jokios filtracijos nėra. Mes matome, tarkime, čia esančius žalios spalvos laidų. Tai čia esanti žalios spalvos laidų pora ateina iš tai tokį terminalą, po to yra paskirstama į galios išėjimo lempas ir mes matome tiek gyvai, tiek schemoje jokios filtravimo išlyginimo srovės čia nevyksta. Čia tiesiog yra paduodama kintama srovė, transformuota tiesiai iš transformatoriaus. Toliau pas mus matosi dar vienas yra maitinimo šaltinis, kuris yra naudojamas būtent biosą dalį. Tai matosi irgi yra štai čia išlyginamas maitinimas, kuris vėliau yra paduodamas būtent į biosą dalį. Na ir likusi dalis mes matome aukštos įtampos jau dalį, kuri patenka jau į visų lempų aukštos įtampos padavimo terminalus ir praeina, žinoma, per 2 atskirius kinetronus, kurie yra štai čia. Na, čia toks klasikinis, galima sakyti taip, srovės lyginimo būdas, kuris yra tiesiog laikantis senųjų tradicijų. Ir kaip ir su maitinimu mes daugmaž išsiaiškinom, matome, kad visas lempas, viskas čia yra tvarkingai paskirstoma, taip pat kur reikia praeina tiek srovės lyginimą, tiek filtravimą. Dabar pasižiūrėkime, kaipgi čia viskas vyksta su signalo padavimu. Šis stiprintuvas turi tik 3 linijinius įėjimus, 2 iš kurių yra reguliuojami ir 1 yra nereguliuojamas. Tai 1 ir 2 kanalas yra reguliuojami ir signalas patekęs į šios įėjimo kanalus vėliau praeina dar pro garso reguliavimo potenciometrus ir matosi, kad čia jie yra skirti kiekvienas savo kanalui, vėlgi tam, kad padaryti kuo didesnę separaciją, kad nebūtų jokio prasiskverbimo. Nu, tokia yra gamintojo idėja. Ir labai yra įdomiai realizuotas garso reguliavimas. Mes matome, kad čia esančiame stiprintuvė yra
dvi atskiros rankenėlės, iš kurių iš principo išėmus viduryje esantį skremuliuką galima būtų reguliuoti kiekvieną kanalą atskirai. Na, bet čia dabar yra padarytas taip, jog vienu metu pasukus vieną rankenėlę sukasi abidvi sinchroniškai ir garsas reguliuojamas vienu metu abiem kanalam. Na, toks vat yra įdomus sprendimas. Toliau signalas, kuris praeina pro jau reguliavimo potenciometrus, garso reguliavimą, patenka į kanalo pasirinkimo, taip vadinamas selektorių arba galėtinio tipo jungiklį. Taip pat ir ateinantis direct tipo signalas patenka tiesiai į šį jungiklį ir vėliau pasirinkus iš 3 atskirų režimų išeina į jau signalinį laidą, kuris vėliau yra paduodamas į jau įėjimo lempų dalį. Laidas čia matosi yra naudojamas koaksialinio tipo, čia panašu yra ir RG316, kažkas tokiam stiliui. Patekęs įėjimo būtent signalas, vėliau yra paduodamas į įėjimo lempą, čia mes turime dvigubą triodą, iš kurių patekęs į pirmą lempos dalį yra sustiprinimas ir vėliau yra paduodamas į tos pačios lempos antrą triodą ir taip jisai dar labiau yra sustiprinimas ir patenka vėliau per čia esantį plėvelinį kondensatorių į sekančią lempą, kuri yra jau išėjimo lempų driveris, kur yra atliekamas teigiamo ir neigiamo pusperiodžio signalo stiprinimas. Vėliau sustiprintas signalas jau iš driverio lempas praeina pro 2 čia sumontuotus plėvelinius kondensatorius, matosi, kad jau yra kito gamintojo naudojami. Vėlgi, žiūrint į šį stiprintuvą, panašu, kad visi čia esantis plėveliniai kondensatoriai buvo kruopščiai parinkinėjami, galbūt perklausimų metu ir panašiai, nes jie nėra vieno ir to paties gamintojo ir matomai turi skirtingas savybės skirtingom schemos dalims. Taip pat matosi, čia naudojami yra labai kokybiški, sakyčiau, vieni iš geriausių rezistorių, tai yra Vishai Dale serijos. Taip pat matosi, dar yra naudojami ir polietileniniai kondensatoriai ant jų. Čia toks, galima sakyti, padarytas filtras. Ir ką mes čia dar matome? Mes matome, kad sumontuoti tie patys signaliniai kondensatoriai, tarsi skiriamieji kondensatoriai, kurie iš driverio lempos vėliau paduoda signalą į jau galios išėjimo lempas, yra sumontuotas ant potenciometrų, kurių dėka yra reguliuojamas biosas vėliau jau čia esančiom išėjimo lempam, kurios čia naudojamos yra arba 6L6GC arba 5881. Tai iš čia esančių lempų vėliau jau sustiprintas signalas patenka į išėjimo transformatorius. Mes matome čia išėjimo transformatorių vienoje pusėje ir kitoje pusėje atitinkamai. Matosi, čia yra ertmės, iš kurių vėliau, žinoma, išeina jau laidai į patį išėjimo terminalo grupę, pačią išėjimo terminalo grupę. Ir tie, matau, terminalai neturi kažkokių, tai čia aš kalbu apie kairio ir dešinio kanalą. Nematau, kad čia būtų laidai, kurie būtų skirti feedbackui. Tai panašu, kad šis stiprintuvas veikia be atbulinio neigiamo ryšio. Na, vėlgi čia toks vienas iš momentų, kuris turi ir savo pliusų, ir savo minusų, bet pliusų muzikalumo ir skambėjimo prasme, mano manimu, daugiau. Tai va, toks va yra momentas. Taip, žinoma, čia matosi, kad yra sumontuoti ir esantis aukštai įtampai skirti elektrolitiniai kondensatoriai, kurie yra taip pat šuntuojami dar ir papildomai naudojant plėvelinius kondensatorius. Matosi, prancūziškai yra naudojami. Tiek viena, kitoje pusėje, čia taip viskas yra fainai padaryta. Kaip ir sakiau, visi čia esantis rezistoriai yra Vishai Dale serijos, matosi čia vieno tipo ir kito tipo. Čia galingesni yra rezistoriai taip pat turintis apsaugą nuo užsidegimo, čia toks vadinkime taip non-burning tipo, kaip suprantu.
Opa, ir aš žiūriu dabar vienas yra įdomus momentas, kurį netrukus parodysiu, kažkaip čia taip gerai, kad apsižiūrėjom, nes, na, su tom erdviniam, su tais erdviniais montavimas gali visko būti ir čia šiuo atveju matau yra įdomus momentas, pabandysiu aš padidinti vaizdą, kad galėčiau parodyti. Matosi, kad dviejų rezistorių kojas šioje vietoje liečiasi ir gali būti, kad tai ir yra priežastis, dėl kurios jisai pas mane atkeliavo, nes šis aparatas buvo Japonijai pas atstovus, tai yra autorizuotame serviso centre buvo atliekamas servisavimas jo, na ir jau atsiėmęs žmogus Japonijai, jau iš serviso centro atlikęs dar papildomus testus, na, skundėsi, kad yra kažkokie iškreipimai. Viename iš kanalų buvo atsiuntas net vaizdo įrašą, kuriame labai ryškiai girdėjosi tas. 今はこのアンプはつけたけど、でももちろんこれは両方ともチャンネル出てるけど。No need to run and hide. It's all. 今2個出てるけど、あまり聞こえない。それで外して1個チャンネルをそれで出すチャンネルは。It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. Ar tik nebus čia šitoje vietoje esantis, nu, toks susilietimas dviejų rezistorių. Tai pabandysiu aš padidinti vaizdą, kad galėčiau parodyti. Nu, tai jo, čia liečiasi akurat visiškai. Tai šį rezistorių aš atitrauksiu iš šono, taip kad jisai nesiliestų. Ir taip pat patikrinsiu kitus elementus. Ar čia viskas yra gerai, nes yra, iš kurių matosi, kad yra tokie gana kaistantis. Ir tai, kad jie liečiasi prie kitų, nėra irgi gerai. Tai va toks yra momentas, to erdvinio montavimo pliusai ir minusai. Tai va, minusus mes matome dabar, kad gali kai kuriuose atvejuose susiliesti kontaktai, komponentai ir taip vyksta įvairiausi įdomus dalykai. Nu, kaip ir viskas, čia prabėgom, pasižiūrėjom, aparatas surinktas labai minimalistiškai, bet tuo pačiu metu kokybiškai ir fainai. Aišku, čia nu, toks vat yra įdomus vaizdas. Tikiuosi, kad šis momentas, kurį ką tik aptikau, padės išspręsti šitą situaciją. Aš tiesą sakant, šitoks su dviguba nauda, tai pirmoje eilėje, aišku, padariau apžvalgą, supažindinau jūs su jo viduje esančiais komponentais. Sekantis mano darbo etapas bus šį stiprintuvą paversti maitinamu nuo 240 voltų tinklo maitinimo įtampos, nenaudojant jokių step-down transformatorių. Tai dabar paliksiu viską kaip yra originalioje konfiguracijai. Pajungsiu reguliuojamą maitinimo šaltinį tam, kad aš galėčiau atlikti kontrolinėse vietose matavimus ir vėliau, kai jau darysiu adaptaciją, tai yra jau, kai parinkinėsiu, kur kokie laidai turėtų būti sujungti, kad šį stiprintuvą galima būtų maitinti nuo mūsų tinklo maitinimo įtampos, jau padavęs tą tinklo maitinimo įtampą, kurią mes naudojame, galėčiau matyti tuos pačius rodmenis visose grandinės dalise, kad nebūtų kokio nors overvoltage ir panašiai. Tai tą momentą reikės, čia tiesiog yra toks apsidraudimo ir papildomos kontrolės dalykas. Ir netrukus parodysiu, kaip spręsiu šį galvosakį, nes vėlgi, kaip ir sakiau, pačioje schemoje matosi, kad yra pateiktas tik tai su viena pirminės apvijos dalim, jokios informacijos ir kažkokių tai kitų dalykų, kurie leistų susikaudyti, kur kas ir kaip čia turėtų būti sujungta. Nėra, bet netrukus visą tai padarysiu pats. Dabar jungiau stiprintuvą su tokiu setupu, kuris atkeliavo, tai yra 100 voltų numatytas ir visą tai darau per variaką, matosi, kad neblogas toksai įtampos dropas įvyko. Taip pat fiksuoju pakaitinimui tiesiai iš transformatoriaus antrinės apvijos išeinančios įtampos rodmenis štai tokius 5,58,
volto, iš tinklo jisai paima beveik 1 amperą, 0,8 amperą. Tai netrukus bandysiu aš atjungti, čia matosi tokiais fiškutėm tokiam užsuktus laidus, jos atskirai pamatuoti ir tokiu būdu bandysiu nustatyti, kokie laidai turėtų būti sujungti tarpusai, tam, kad galima būtų jį saugiai užkurti nuo 220 voltų ir matyti panašius įtampos rodmenis, kurias ką tik tai mačiau. Čia, kaip ir sakau, yra tiesiog apsidraudimai, double checkui, kad viskas eina pagal planą, nes kai atliksiu adaptaciją, pasirinkus atitinkamas konfiguracijos laidų, jungsiu taip pat stiprintuvą nuo mažos įtampos, sakykime taip, nuo tų pačių 100 voltų ir po truputėlį didinsiu įtampą, taip stebėdamas, kaip elgiasi stiprintuvas, kaip antriniuose apvijuose yra formuojama įtampa ir taip pat kiek jisai ims iš srovės, būtent iš pačio tinklo. Tai jau netrukus tuo užsimsiu. Na ir dabar linksmoji dalis, tai yra stiprintuvo adaptacijos procesas, tam, kad jisai galėtų būti maitinamas tiesiai iš mūsų tinklo įtampos, tai yra nuo 240 voltų. Ir pradžiai turbūt reikėtų pamatuoti man ne impedansą, o rezistyvinę varžą čia esančių laidų. Matau, kad čia yra juodos spalvos ir rudai baltas. Tai galima suprasti kaip transformatoriaus įėjimas ir išėjimas. Tai vėlgi reikia turėti omeny, kad mes čia matome 6 laidus, tai aš turiu įtarimą, kad čia bus 2 atskiros apvijos. Ir yra labai svarbu išlaikyti sąlygą, kad tos apvijos eitų toj pačioj fazėje, nebūtų sujungtos atvirkščiai. Tai aš manau, kad viskas yra aišku pakankamai tai, kad mes juodos spalvos yra vienos apvijos laidas ateinantis į terminalą ir čia bus greičiausiai kitos apvijos ateinantis laidas terminalą, kuris vienas bus pradžia, kitas bus galas. Ir šių laidų aš nekeisiu, tik tai pamatuosiu, kokia yra situacija su rezistyvinė varža tarp čia esančių sujungtų laidų jos atjungęs. O prieš tai pasižiūrėkime dabar, kaip atrodo situacija su šiuo metu esančio konfiguracija, kokia jisai rodo rezistyvinį varžą, ir tai padaryti man padės šis tikrai nuostabus pagalbininkas LCR testeris, kuris parodo ne tik tai varžą, bet tuo pačiu metu parodo dar ir induktyvumą, jeigu matuojami droseliai arba tie patys transformatoriai. Tikrai labai geras yra pagalbininkas. Sujungia dabar terminalas, pasižiūrėkime, ką jisai parodys. Automatiškai nustato prijungtą apkrovą, tai mes matome, kad šiek tiek virš 1 ohmo yra pas mus rezistyvinė varža. Ir induktyvumą rodo prie 15 kHz 1,8 mH. Tai va, viskas aišku, tuomet liko atjungti dabar šitos laidukus. Fiškutės išsukau, liks tik tai išmontuoti. Padarykime tai. Mes matome šioje vietoje situacija šiek tiek pasikeitė. Žiūriu, kad varža biškį pradėjo didėti. Ok. Baigėsi laikas. Tiesa, faina yra tas, kad šis testeris veikia, sakykime taip, nuolatiniu režimu. Tai jeigu atliekamas yra kažkoks pakeitimas, tai labai faina yra tos pačius potenciometrus reguliuoti, kai tu reguliuoji tam tikrą varžą ir arba ten, sakykime,
gal su rezistoriais, gal ir su tais pačiais potenciometrais, žinoma, ir pats testeris paprastas parodyti visus parodymus, bet faina yra tas, kad talpos rodmenys rodo nuolatos, tai yra, arba to paties induktyvumo irgi, kai yra atliekamos manipulacijos. Fainas yra dalykas, kurį laiką visi nuolatos dirba ir rodo. Tai ką, dabar aš atjungiau šios laidus ir pradėsiu turbūt nuo juodos spalvos kaip perspektyvai matuojimus atlikinėti, tai juodas ir baltas pas mus turi 1,9 ohmo varžą rezistyvinį ir taip pat turi 3 mH induktyvumą. Jungiam dabar prie kito laido, juodai baltas. Ne, rodo tik tai talpą, tai neturi nieko bendro. Juodai raudonas, pažiūrėkime kokia yra situacija, irgi neturi nieko bendro. Ir mes matome, kad čia juodas su juodai rudu turi bendrą, turi beveik 0,08 ohmo varžos ir tuo pačiu metu turi 0,43 mikrohenrių. Ok, tai reiškia, kad juodos spalvos laidas ir rudai juodas turi mažiausią varžą. Didesnė varža yra baltam, tai toks yra momentas. Taip, tie laidai juos atskirsiu. Nes man ko reikia? Man reikia sujungti didžiausią varžą turinčius laidus tarpusavį vieno ir kito terminalo perspektyvai. Tai dabar jungsiu aš rudai baltą pamatuoti, pasižiūrėsim kokia yra situacija. Dabar pamatuosime mes juodai baltą. Mes matome, kad 0,3 ohmo tik tai, 7 mikrohenriai. Ok. Jungkime mes kitą. Ir čia mes matome, aišku, čia mažėja ta varža. Turime 1,8 mikrohenrių. Milihenrių, sakiau, mikrohenrių. Jo, tai panašu, kad juodai balto laido atžvilgiu juodai raudonas turi didžiausią varžą. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kaip ir minėjęs apie jos, kuo didesnė yra varža, tuo didesnį įtampą gali pajungti. Tai šiuo atveju taip ir bus. Greičiausiai, kad reikės šios du laidus sujungti tarpusavį. Ir baltą su juodai raudonu. O šios palikti kabėti ore. Tai tiesiog išizoliavęs, nes man reikia, kad būtų ši grandinė sujungta. Po to pamatuosiu dar kokį rodys varžą. Ir induktyvumą. Čia pamatysiu dabar tiesiog prisukti. Pažiūrėkime dabar kokia yra situacija su impedansu. Ne su impedansu, su rezistansu šiuo atveju. Jo. Tai mes matome, kad 11 milihenrių ir 3,6 ohmo jau yra varžos. Tai gerai, tai reikės matyti tokioj konfigūracijai ir palikti. Dar atliksiu keletą kontrolinių matavimų ir jau tada jungsiu stiprintuvą ir didinsiu po truputėlį įtampą iki 240 voltų, tam, kad galėčiau stebėti, kaip elgiasi pats aparatas ir jisai jaučiasi gerai, paduodant į aukštesnę įtampą. Vėlgi, čia vienas yra dalykas su tais pačiais variakais, kai yra po biškį didinama įtampa. Lempiniai technikai viskas yra gerai, bet ne visais atvejais šis dalykas yra sveikas. Jeigu mes kalbame apie
stiprintuvus tipo solid state, kur po truputėlį didinė įtampa, ne visais atvejais tai yra gera idėja. Tai labai reikia būti atsargiams, vėlgi atliekant tokį paleidimą aparatų, naudojant maitinimo šaltinį, kuris yra reguliuojamas, būtent tinklo maitinimo, iš tinklo maitinimo perspektyvos. Tokia yra kol kas situacija, to viską čia tvarkingai dar padarysiu, dar keletą kontrolinių matavimų ir bandysim pakurti aparatą. Po atliktų papildomų matavimų vis dėlto priėjau išvados, kad vieną iš laidų, kuris buvo prilituotas prie terminalo, į kurį ateina tinklo maitinimo įtampa, reikės išlituoti ir pakeisti vietomis. Tai šiuo atveju yra rudai baltas. Iš principo galima būtų ir taip palikti, tačiau tokioj konfiguracijai stiprintuvas būtų numatytas darbui prie 220 voltų, o tas vėlgi lempiniai technikai, kur vyksta didelė transformacija į aukštą įtampą, ten galėtų būti pakankamai ženklus įtampos pasikeitimai. Tai noriu, kad būtų kuo geriau viskas, tai atliekus matavimus pastebėjau, kad vienas iš čia esančių laidų turi konfiguraciją didžiausią varžą ir tai yra juodai baltas. Ir jį aš planuoju prilituoti prie esančio čia terminalo, kur buvo prilituotas prieš tai rudai baltas laidas, nes matosi, kad jo ir visai kitokie parodymai, tai mes matome virš 4 ohmų varžą, kai šiuo atveju rudai baltas rodo mums 3,6 ir mažesnį taip pat induktyvumą. Labai fainas yra testeris, kuris labai neblogai padeda susigaudyti tiek matuojant transformatorius, tiek tos pačios induktyvinės ritės, šiuo atveju rodo ir induktyvumą, ir varžą. Tai tokia konfiguracija ir bus sujungta. Tai rezumuojant, bus paliktas juodas laidas ir į terminalą, į kurį ateina tinklo maitinimas, bus įlituotas ne rudai baltas, kuris buvo, o juodai baltas, rudai baltas ir juodai rudas bus be darbo. Juos paliksiu atjungtus ir tokiu būdu turėsiu pilną apvėją įdarbintą dirbti, tai yra pilna pirminė apvėja įdarbinta dirbti prie 240 voltų kintamos srovės. Stiprintuvo tinklo maitinimo adaptacija jau yra baigta. Štai taip atrodo galutinis rezultatas. Tiesa, dar čia uždėsiu aš rankovės tokias iš termoizoliacinių vamzdelių, kad būtų užizoliuoti tinklo maitinimo ateinantis laidai, kad netyčia ko nors nenukrėstų. O laidai, kurie eina iš pirminės transformatoriaus apvėjos, 2 matosi yra sujungti, taip kaip buvo prieš tai sujungti gamykliškai, ir 2 mes matome absoliučiai nėra naudojami, tai buvo užizoliuoti atskirai ir pritvirtinti prie šalia esančių laidų, kad vėlgi čia nesimaskatuotų niekas, atrodytų viskas tvarkingai ir gerai. Dabar jungiam patį stiprintuvą, šiuo metu yra nustatyta 100 voltų. Matom, kad lemputė, taip sunkiai dega, bet po truputėlį dega. Srovės nedaug, apie 180 dabar, truputėlį auga naudojamas. Tai didinu dabar aš įtampą. Noriu, kad būtų maždaug apie 240 voltų. Taip pat stebiu, kokia yra situacija antrinio apvėjo su pakaitinimu lempų. Mes matom, kad dabar prie 150 voltų. Čia reikia turėti omeny dar ir įtampos kritimą. Tai mes turime 4,2, kur reikėtų taip arčiau 6 voltų ir virš. Ne virš, o prie 6 voltų. Didinam įtampą. Jau peržengiam 210, jau jaučiasi ir girdžiu, kaip stiprintuvas eina į darbinį režimą.
srovės ribojimo lempa jau pradeda normaliai šviesti, matau, kad ir įtampa jau artėja prie tos tiesos, kurią aš norėčiau matyti. Ir dabar pasiekėm 200 voltų, taip grubiai tariant. Čia reikia turėti omeny dar ir įtampos kritimą, nes įtampos kritimas yra nemažas, kadangi čia yra ir srovės ribojimo grandinė. Tai žodžiu, išjungus aparatą, kiek mes tam matysime, 220, 230, padarom 235, tokia įtampa daugmaž yra pas mus tinkle. Junkiam dar kartelį stiprintuvą, viskas tvarkingai. Aišku, iš karto pradeda kaisti visus lempos, pakaitinimas, srovė lipa į viršų ir po to truputėlį leidžiasi į apačią. Mes matome, kad ateinantis maitinimas į galios išėjimo lempų pakaitinimą yra 5,8 beveik voltų. Čia turint omeny, kad turim nemažą dropą įtampos. Dėl to, kad eina dar ir per srovės ribojimo grandinę. Žodžiu, aparatas yra pasiruošęs darbui prie 240 voltų tinklo įtampos. Štai taip atrodo galutinė laidų konfiguracija. Tai matosi, kad juodai baltas ir juodas yra sujungti į terminalus, kur ateina tinklo maitinimas. Toliau rudas ir juodai rudas yra atskirti, tai jie nėra tarpusavį sujungti, tiesiog užizoliuoti. Ir baltas bei raudonas yra sujungti tarpusavį. Tarp kitko dar esu palikęs vizitinę kortelę. Jeigu norės kas nors šį aparatą grąžinti, į jo numatytus nustatymus, tarkim. Jeigu jisai grįž kažkada tai į Japoniją, tai bus lengva susigaudyti. Tai toks momentas. Sansui B209 jau maitinasi tiesiai iš tinklo, be jokių tarpinių, tai yra jokios srovės ribojimo grandinės pakeliui nėra. Tai šiuo metu jisai vartoja 203 vatus iš tinklo. Taip pat teko iš naujo nustatyti biosą visam lempam. Čia reikia išstatyti 0,5 voltų arba 500 mV. Tiesa, vienas yra momentas atspausdinta. Yra taip, kad to taško prieš 5 praktiškai gali ir nepastebėti, ir netyčia galima atsukti tos pačius 5 voltus, kas labai liūdnai pasibaigtų. Tai dabar esu išstatęs vienoj grupiai lempų, kitoj grupiai. Čia taip pat biosas yra išstatytas tinkamas 500 mV ir čia 500 mV. Tai daugiau jokių čia veiksmų daryti nereikia. Ką mes turime rezultate? Turime rezultate abu kanalus identiškai veikiančius, tai yra jokio disbalanso tarp kanalų nėra. Super, net per menkiausią dalį nėra jokio disbalanso. Kalbant apie grafiką, čia mes matome spektrą, tai jokių kažkokių tai harmonikų nepageidavimų nėra. Matosi antra, trečia lendanti visiškai normalu yra lempiniam stiprintuvai. Ir dar turint omeny, kad čia mes turime push-pull konfiguraciją veikiantį stiprintuvą be atbulinio neigiamo ryšio. Tai tas savaime suprantama prideda tuos pačius iškraipimus. Bet vis tiek jie nėra tokie kaip single endant stiprintuvuose. Ir būtent šiame modelė tai matosi, kad mes kiekviename kanale turime 0,03 THD. Ir vienam ir kitam kanale absoliučiai identiškai jau spėjau pamatuoti. Tai žodžiu, aparatas pasiruošęs darbui. Panašu, kad problema, kuri buvo viename iš kanalų, buvo būtent dėl to, kad buvo užtrumpinti išvadai kelių rezistorių tarpusavėje, dėl to ir buvo tie nepageidaujami iškraipimai, kurie buvo aiškiai girdimi. Tiesa, aš aparato prieš tai nejungiau, kol nesutvarkiau pilnai, kad galima būtų jį saugiai jungti. Tai yra diagnostikos man neprireikė tos tokios gyvos.
Užteko tik tai tos vizualinės ir tuo pačiu metu paruošimuose, sakykime taip, kad jau galima būtų aparatą paleisti ir toliau aiškintis, ar jame yra dar problemas ar nėra. Tai šiuo atveju viską pavyko nuosekliai sutvarkyti, suderinti ir pritaikyti darbui nuo mūsų maitinimo tinklo. Tokia yra situacija dabar su šiuo stiprintuvu. Jungsiu prie savo sistemos ir klausysiu, kaip jis skamba. Mėly žiūrovai, ką tik turėjom unikalią progą susipažinti iš arčiau su dar vienu labai retai pasitaikančiu ir tuo pačiu metu turinčiu nemažą kolekcinę vertę Sansui lempinių stiprintuvų modelis, kurio yra B209, kitaip dar vadinamas tiesiog D-Tube. Šio modelio stiprintuvo iš viso yra išleista tik tai 200 vienetų, ir turint čia vieną stiprintuvą, dar 199 yra kažkur paskleisti per pasaulį. Ir aš manau, kad didžioji dalis jų yra likusi vis dar Japonijoje, nes turint tokį aparatą, tikrai nesinori jo parduoti, nes tai yra išskirtinis tikrai stiprintuvas, kuris buvo suprojektuotas amerikiečių kompanijai Sansui, pabrėžiant šios kompanijos įvaizdį ir statusą. Tai mes čia turim tokį statusinį aparatą, kuriame yra tikrai daug matosi skirta dėmesio detalėms ir čia naudojamams medžiagoms ir komponentams. Mes matome, kad čia yra skirtingai negu kitur gali pamatyti, daug yra medžio elementų panaudota, tai tuose pačiose rankinėlėse, taip pat medis yra atrinktas ir puikiai apdorotas, esantis per patį vidurį, turi tokią satyną netgi tekstūrą arba faktūrą, o priekinis fasadas šampano spalvos turi kaip kriaušės odos, tokį irgi nesu niekur kitur dar tokio paviršiaus sutikęs stiprintuvuose. Labai prabangiai atrodo, tikrai pabrėžia statusą ir žiūrėsis puikiai įvairiuose apartamentuose su įvairiu dizainu, sakykime taip, pačios patalpos, nes, čia yra kaip, ne tik tai kaip stiprintuvas, bet tuo pačiu metu ir labai puošni interjero detalė. O kalbant apie patį skambesį šio stiprintuvo, galiu pasakyti, kad, man tiesą sakant, bruožas yra jau pakankamai pažįstamas, galbūt dėl to, kad čia yra tos naudojamos lempos 5881, su kuriamis aš esu, pakankamai nemažai susidūręs su Luxmano lempinio audiotechnika ir tas bruožas man jisai jau yra pakankamai gerai pažįstamas ir jį turi ir šis Sansui. Tačiau skirtingai nuo Luxman lempinių stiprintuvų, naudojančių išėjime tokio paties modelio lempas 5881 arba 6L6GC, šis turi galbūt, sakyčiau, daugiau to žemų dažnių atsako, tai jisai turi tokį balansą, kuris, tas sansuiškas garsas, kuris yra riebesnis, palyginus jį su Luxmano lempinė technika, ten vis tiek toks labiau yra į detalumą, čia yra toks labiau į ryškumą, į tą tokį riebesnį garso padavimą. Tai man labai patinka žemų dažnių atsakas šiame stiprintuvė. Šis stiprintuvas turi pakankamai nemažai galios atsargos, tai tikrai manau, kad susitvarkys su didžiojo daugumo akustinių sistemų, kurių jautrumas yra žemiau 90 decibelų, tai tos lempos, kurios čia stovi išėjime, puikiai susitvarkys su vidutinio jautrumo akustiniam sistemom. Ir dar šiek tiek apie pačio stiprintuvo skambesį, vėlgi dalykai, kurie, negaliu sakyti, kad man nepatiko, bet tiesiog yra ypatumas būtent šiam stiprintuvui. Man jisai pasirodė kaip per daug švariai skambantis stiprintuvas, nes aš labiau mėgstu lempiniai technikui tą labiau tokį tekstūrinį lempinį prieskambį. Šis stiprintuvas jo turi, bet jisai turi jo labai rafinuotai, labai nedaug. Jisai labiau toks einantis į švaresnę tą skambesį, negu į tą tokį lempinės tekstūros. Tai tokį riebų, tokį galima sakyti taip, vietomis net ne visai švarą, bet tokį, turbūt suprasite mane, tie, kas klausotės lempinės stiprintuvus ir ypač single ended konfiguracijai.
Tai šis stiprintuvas šiek tiek kitokį turi charakterį. Tas yra iš tikrųjų labai gerai, nes, na, didžiai daugumą tikrai jisai labiau patiks negu tie stiprintuvai, kurie man patinka šiuo metu. Čia, sakau, yra skonio reikalas ir čia mano tiesiog yra asmeninis pastebėjimas. Bet kokiu atveju aparatas yra žavingas, jį yra malonu klausytis, o ypač jį malonu yra klausytis tuomet, kada esi ramioje aplinkoje, niekas tavo aplinkui netrukdo, jisai jau skambesys sukuria tokią labai intimę aplinką. Ir ta scena sukuriama stereo, ir detalumas, ir tas pats padavimas, būtent žemų dažnių, aksominis toksai Sansui būdingas, na, jisai niekur čia nėra, iš čia niekur nėra dingęs, matyt. Tie patys komponentai parinkinėjami buvo specialiai tam, kad, na, išlaikyti tą charakterį, kurį atpažįsta didžioji dalis Sansui gerbėjų. Tai šiame stiprintuvė viskas yra tvarkoje su to, niekas niekur nepabėga. Tai va, tai tiek draugai šiam kartą, ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą, tikiuosi, kad jums patiko. Jeigu patiko, paspauskite nykštį, jums tai tik vienas kliko, man tai yra daug, man tai yra tiesiog atsakas į mano kūriamą turinį, ar jums patinka ar ne, visada yra smagu gauti atbulinį ryšį iš auditorijos. Tai iki kito karto, iki kito įdomus aparato apžvalgos arba serviso reportažo. Ate.